Programoje dorinis ugdymas kitaip. Didžiausias dėmesys skiriamas šiuolaikiškam bei praktiškam požiūriui formuoti. Tam reikalinga prisiminti dorinio ugdymo prasmę per teorijas, praktinius pavyzdžius, bei pasitelkti inovacijas pasaulyje ir pristatytas Lietuvoje. Pirmoje paskaitoje motyvuojantis dorinis ugdymas, prasmė, pritaikomumas. Kalbėsiu apie dorinio ugdymo sampratą, aktualią dorinio ugdymo sampratą, dorybės, dorybių klasifikaciją, pristatysiu spiralinės dinamikos teoriją, kuri paaiškina skirtingus požiūrius žmoguje. Dalyviai galės atlikti savityros testus, išbandyti nemokamas programėlės, kompiuterinį žaidimą. Visas priemonės, visą patirtį galės taikyti darbe. Tad iki susitikimo mokymuose.